Sveiki, draugai. Tai ką, šiandien atvažiavom vėl su Darium pagaudyti ešeriukų. Šiandien tema biški geresnė, nes turiu kėdutę. Po pietų turiu truputuką nugaros tvarkymo reabilitaciją. Tai žiūrėsim, kaip mums seksis. Tikime šiandien gal šiek tiek didesnį, kokį gražesnį pagauti. O ką? Nežinom, kaip bus. Darius dar tarp kitko sako, Laurinai, vakar nei vieno svorio nenutraukėm, tai esmė tokia, sakau, nu kam tu tokius dalykus kalbė, tai greičiausiai bus šiandien visokių liaupsių, bet ką padarysi. Esam prie labai gražaus tvenkinio, tikrai yra žuvies, tai ką, žiūrėkit, kaip mums seksis ir iki. Šiandien šiek tiek vėjas didesnis. Bet yra kaip yra. Pas Darijų yra. Pirmas metimas? Pirmas ešerys. Metimas antras. Geras ženklas. Tas pats guminukas kaip ir pas mane? Jo, salota su mėlyna nugarytė. Salota su mėlyna. Aštresnį pravedimą darai ir netokį. Pauzės darau gana po 2 sekundės. Važiuojam. O, pažiūrė. Gražu. Pas Darių yra. Taip, nedrąsiai ir išprovokavo. Bet netoli, visai krantą. Atsakyti greičiausiai. Nu va, gražus. Pastatysim kažkaip. Per pačią smūgį jau. Gražesnis, gražesnis. Oba. Dryžis. Reikalų gyvena. Kaip emocijas dariau? Širdelė kalatojas maloniai. Maloniai, super. Džiugu. Aš kol kuičiuosi. Praktiškai kiekvienu metimu. Smagiai, smagiai. Nedickas, bet piktas. Piktas.
Opa. Mūsų tokia gamtelė šiandieną. Na, gražu labai. O čia labai gaila, tačiau atradom tokį amūrą negyvą. Kosmosas. Kad matytųsi pagal ranką, tai virš 10 kg greičiausiai. Kaip gaila. Na ką, bandom taip. Gal kažkas išeis? Darius vieną po kitą lūpą, aš čia kol apsikuičiau. Tai vau. Nu bet nieko, tave pafilmavau, Dariau. Ačiū. Bet realiai visi kibimai, tai žinokit, kažkaip toli. Nu, buvo vienas. Vienas, bet realiai visiems pagrindas tai iš toli. Čia jau prie kranto žolynas šioks toks. Start recording. Šiandien Dariaus diena. Va, ir Laurinas turi. Duplėtas beveik. Vienas jau krante. Nu, Dariukai, aš ateinu iki tavęs, pasirodom. O, biški rimtesnės. Pas mane gražesnis šiek tiek. Palyginus. Paleidžiam. Ding. Nu va, Laurinas vesi, ryškiai. Ir pažiūrėk kokie Gražus. gražuliukai. Aš sausėdžiu šone. Ant kėdutės, žinokit, taip patogiai. Bet visiškai ant pauzės. Nu ir vėl turim. Ei. Gražus. Šiaušias, piktas. Važiuojam toliau. Laurinas pasivaikščios šiandien po žvaigždė šiandienos, bet Laurinas vėl. Kažkiek vėjuos. Tik pas mane gražesni. Ei.
Taip. Žinai, sėdint gražesni ir kimba. Dar vienas. Nu ką, bandom toliau. Aš tai va taip, ant kėdutės, kaip su feederiu. Ir bandau kažką pagauti. Yra kaip yra. Nugarytę skauda. Kelintą dieną šiandien masažus einu. Gal kažkiek padės. Ir žiūrėsim, kaip bus. Pagaliau pašok, galiu normaliai. Ai, nefilmuoju? Dabar dar jau sako, nefilmuoju, galiu pašok. Nu, okei. Kai labai nori žvejoti, tai viskas įmanoma. Ir kėdė atsiranda, ir laiko atsiranda, visko. Bet pravedimas tai toks pasyvus labai ir kibimai tai spaudžia prie dugno. Atrodo, kad ir žolės. Nėra tokio kaip vasara, kad bum. Ir viskas iš tolumos. Čia arti jau žolynai, tai išsitraukiam. Metimas tai tolimas. Yra srovė. Yra srovės. Parodyk, dar jau kokį aparatą pagavai. Gambas brakonierius, man atrodo, tampu. Ant offseto. Čia jau gaunasi gyvas masalas, man atrodo. Na ką, draugai, turiu tokį užklausą iš vieno žvejo, sako, ultralaitui, sako, kokius masalus, Laurynai, naudoji. Tai galvoju, šiek tiek gal pristatysiu, kokius masalus naudoju ir tada galėsim juos apžvelgti. Ką pagrindas naudoju, tai naudoju loch spalvos labai dažnai tiogas, tada naudoju tantas, taipogi irgi. Būtent gal pakalbėkim iš pradžių, kokias formas. Poliariką naudoju, ką dar naudoju. Kartais naudoju twisterį, easy shinerį ir panašiai. O dabar kalbam gal daugiau apie spalvas, aš manau visiems įdomiau, nes pagrindas tikrai iš vien, ką daugiausiai naudoju, tai mažesnius kol kas masalus, dar labai prie didelių nepriejau, tokių kaip 3 colių, 2,5. Aišku, crazy flaperis karts nuo karto pasibando, bet tai rečiau. O spalvos tai ką, tepalas geltonas, tada naudoju žalias tepalas, grinai žalia, bet jo šiek tiek gal rečiau naudoju. Naudoju, kaip ir minėjau, loch, čia mano pagrindinė spalva loch. Labai dažnai naudoju Bjerkingo, būtent, jei neklystu, H raidės ar kokios, tai yra
o apačioj toks kaip medutis, viršui juoda, tai turiu vat, ir šiandieną realiai ant būtent šito šainerio sugaudžiau visus ešeriukus pagrindė ir ant antos, būtent loch spalvos, saviškis. Tai vat realiai būtent štai ką aš pagrindas naudoju, galiu net visą dėžutę parodyti. Turiu ir salotą dėl visako įsidėjęs ir panašiai. Turiu skaidrę rožinę, realiai visas savo spalvas beveik turiu susidėjęs ir mėginu kažką pagauti. Poliarikas juodas, irgi tikrai nesikė esu pagavęs. Ant šito būtent dar Birkingo nesu atsidaręs, bet aš iš tiesų gal vieną sykį esu tik jį naudojęs. Tai tokie mano masalai ir aišku turiu dar daugiau, turiu Birkingo pilną maišiukų, tai šita šiaip spalva visai man patinka, tai tokia kaip medutis su sidabru, kas dar? Vormiukai, vėžiukai, tamsiai ruda tokia spalva šokoladinė. Tai būtent tai, ką pagrindas šiuo metu naudoju. O ką? Toliau žiūrim, kaip mums seksis žvejoti ir ką. Iki susitikimo kitas epizodas. Vup! Start recording. Va taip žvejojom atsisėdę ir visai, žinau, bus fainas. Fainas. Dasivijo. Visai fainas. Nu. Na ką, radau taškiuką ant kameros, tikiuosi jis nebuvo visą laiką ir matysis visas video gerai. Važiuojam dar į vieną vietą, patikrinsim, šiek tiek apstojo kibimai ir nugarytė man pavargo ir valgyti jau noriu, nu kaip visą laiką su manim. Tai važiuojam dar kitą vietą, pasitikrinsim, jeigu kažką pagausim, tai dar pridėsiu į video pabaigą. O jei ne, tai ką, iki sekančio susitikimo ir ačiū, kad stebite. Iki!